Kitos valstybės į mūsų reikalus ėmė kištis priešiška dvasia, atvirai siekdamos užlugdyti mūsų politiką ir varžyti mūsų galią, riboti mūsų didybę ir sustabdyti mūsų akivaizdžios lemties išsipildymą, pasklisti po visą žemyną, kurie apvaizdą paskyrė laisvam mūsų kasmet gausėjančių milijonų vystymuisi. Matėme, kaip tai darė Anglija, mūsų sena varžovė ir priešė, ir Prancūzija, keistai susivienijusi su ja prieš mus. John L. O'Sullivan, Jungtinės valstijos, antroji dalis. Akivaizdus likimas. 19 amžiaus pradžioje Jungtinėse valstijose pradėjo sklisti tokia mintis, kad amerikiečiams buvo pačio pono Dievo duota teisė plėstis nuo vandenyno ligi vandenyno. Jie buvo pavadinta pagal dėdės viršuje straipsnį po Teksaso prisijungimo prie Jungtinių valstijų. Manifest Destiny. Akivaizdus likimas. Kai kurie fantazijos turintys vertėjai verčia kaip likimo manifestaciją ir kažkaip panašiai. Ši idėja pateisino senojo pasaulio ir čiabuvių naikinimą ir naujojo pasaulio su garo varikliais ir geležinkeliais steigimą. Šioms idėjoms reikėjo simbolių ir ilgą laiką. Tokiu buvo panelė Kolumbija, pavadinta Kristupo Kolumbo garbei. Ji buvo vaizduojama kaip antikos deivė, idealas, nešanti progresą ir naikinanti senojo pasaulio tamsą. Tačiau greitai atsiras vyrukas, kurį visi pažįsta, kuris vaizduoja ir šalį, ir jos kietą vyriausybės ranką. O teta Kolumbija galiausiai prarado populiarumą ir nuo 1924 bus nusavinta filmų kompanijos Columbia Pictures. Kol Amerika plėtėsi, egzistavo tokia zona vadinama Frontier. Ji verčiasi kaip pasienis, riba, paribys ar net laukinė riba. Tai buvo nuolat slenkanti pasienio zona, skirianti jau apgyvendintas teritorijas nuo dar amerikiečių nekontroliuojamų žemių. Gyvenimą prie šios ribos lydėjo karai, skerdynės ir pastovi kova už būvį. Būtent tokią Ameriką vaizdavo Kolumbija. Tai suformavo naują veikėjų klasę – frontiersmen, paribio žmogų, pionierių. Aišku, be žmogaus buvo ir kietos moterys. Frontierswomen – tai buvo gyvenimo užgrūdinti žmonės, kurie turėjo taikytis prie atšiaurios ir nuolat besikeičiančios aplinkos. Todėl jie turėjo būti itin savarankiški. Reikėjo pačių jėgomis statytis būstus, dirbti žemę, gintis ir apsirūpinti maistu. Ši unikali patirtis ne tik užgrūdino tos vyrus ir moteris, bet ir padėjo pamatus unikaliam amerikietiškam mentalitetui, kuriame dominuoja stiprus individualizmas ir savarankiškumas. Bet grįžkim, kur baigėm. 1803 po Luzianos pirkimo Jeffersonas užsakė ekspediciją, kurios misija buvo ištirti, ką visgi ponas prezidentas nupirko už tuos 15 milijonų. Ir tuo pačiu reikėjo aplenkti britus ir ispanus, kurie kėsinosi šias žemes ir svarbiausia atrasti vandens kelią į Ramųjį vandenyną. Prekybai. Ta ekspedicija yra žinoma kaip Luiso ir Clarko. Šios ekspedicijos lyderiai buvo JAV karininkai. Tuo metu kapitonas Meriwetheris Lewisas ir leitenantas Williamas Clarkas. Surinkę 30 karių grupę Corps of Discovery atradimų korpusą, jie pradėjo keliauti. Bet kas labiausiai žinoma, kaip šios ekspedicijos dalis, buvo gidė moteris – Sakažavėja ar Sakagavėja. Panašiai kaip ir Pocahontas, ji ilgai negyveno. Paauglystėje ji buvo pagrobta, tačiau ne baltųjų, o kitų indėnų. Ir jos vyras Tusanos Čerbonių išlošė ją iš tos genties per lošimus. Galimai. Jos sūnus Žanas Batistas nugyvens įdomų ir atskiros istorijos vertą gyvenimą. Susidraugaus su Europos princais, išvyks į Europą ir Ameriką grįš jau kaip patyręs medžiotojas. Sakažavėja pasižymėjo tuo, kad jos dėka ekspedicija buvo sėkminga ir jos dalyviai išgyveno. Todėl jos garbei 2000-aisiais buvo nukalta $1 moneta. Kaip vietinė ir tuo pačiu moteris, tarp grupės ginkluotų vyrų, ji buvo kaip taikos simbolis, ant nugaros su savimi besinešusi vos kelių mėnesių Žaną Batistą. Tai padėjo išgelbėti grupę nuo kraujo praliejimo, kadangi ginkluoti vyrai šiaip sau nekeliauja su moterimis ir vaikais. Dar kas padėjo, tai serija laimingų atsitiktinumų, tokių kaip tai, kad kai grįžo į gimtąsias Sakažavėjos žemes, genties vadas buvo jos brolis, kuris jos nematė nuo pagrobimo laikų. Todėl grupė buvo sutikta itin svetingai. Tuo metu jiems reikėjo arklių, be kurių kalnuose jie visi būtų žuvę. Kai ekspedicija buvo baigta 1806-aisiais, Amerika sudarė 17 valstijų. Buvo nukeliauta 12 000 kilometrų ir atrastas kelias link Ramiojo vandenyno. Ekspedicija bendrai truko 28 mėnesius ir baigėsi sėkmingai. Žuvo tik vienas keliautojas – seržantas Charlesas Floydas. Daugiau aukų nebuvo. Vergovės problema. Kaip ir kalbėjau praeitame epizode, JAV nepriklausomybės deklaracijoje buvo visai garsiai rašyta: visi žmonės yra sukurti lygus. Kai tuo pačiu metu milijonai buvo laikomi nuosavybe, pardavinėjami aukcionuose bei plakami rimbais. 19 amžiuje tai jau buvo neigiama karma. Britai su prancūzais jau tokio dalyko buvo atsisakę. Amerikonai 1808-aisiais uždraudė naujų vergų importą.
Tačiau ar tai buvo bėda, kai nemažai jau buvo gimusių čia? Tai buvo politinis klausimas, kuris jaunai valstybei buvo visiškas galvos skausmas, kuris vietomis paralyžiavo kongresą. Šiaurinės valstijos atsisakė vergystės praktikos ir pradėjo progresuoti kosminiu greičiu. Tuo tarpu pietus vis dar buvo įstrigę tais senais gerais laikais, kuriuose vergai rinkdavo medvilnę ir buvo ne žmonės, o nuosavybė. Dar vienas įdomus faktas apie prezidentą Jeffersoną. Poną Vergvaldį, jis buvo labai geras Tado Kosciuškos draugas. Žmogaus, kuris kovojo už ATR laisvę nuo carinės Rusijos. Kosciuška buvo idealistas. 1798-aisiais, grįždamas į Europą, jis parašė testamentą, pagal kurį jis paliko visą savo turtą Jeffersonui, su sąlyga, kad jis nupirks ir išlaisvins juodaodžius vergus. Jeffas rašė: visi žmonės yra sukurti lygus. 1817-aisiais, mirus Kosciuškai, Jeffersonas atsisako vykdyti draugo testamento, nes žmogus mėgo gerai gyventi ir to atsisakyti nenorėjo. Ir dalykas tas, kad gyveno virš savo galimybių ir nenorėjo ryškintis. Įsivaizduokit, kad žmogus paleidžia savo vergus į laisvę. Ir staiga tai paaiškėja, kad dėdė buvęs prezidentas kolose skendi. Nu ne koks vaizdelis, tiesa? Todėl Kosciuškos testamento klausimas išliks ir po prezidento Jeffersono mirties 1826-aisiais. Pirmoji ekonominė krizė 1819 panika. Praėjus 12 metų karui prasidėjo nekilnojamo turto burbulas. Ekonomika atsigavo ir prasidėjo didžiulis bumas. Žmonės veržėsi į vakarus pirkti žemių. Tai yra, jie ėmė paskolas ne tam, kad pirktų žemę darbui ar iš jos užsidirbtų kitais būdais, o tam, kad suradę didesnį durnių jam parduotų už brangiau. Bankai paskolas dalino į kairę ir dešinę, infliacija šovė į viršų ir kažkas tai turėjo stabdyti. Tai buvo antrasis JAV bankas, kuris įkalė stabdžius. Vietiniai bankai privalėjo susigrąžinti skolas, nedelsint, bet su viena sąlyga – auksas arba sidabras. Jokiais kitais būdais. O kur pas vietinį žmogelį toks bus klausimas? Toliau Europoje po Napoleono karų nereikėjo JAV medvilnės ir kitų produktų, todėl stipriai sumažėjo uždarbiai. O skolas, kaip su skolom, vis tiek reikia grąžinti. Viskas pradėjo griūti kaip kortų namelis. Žmonės masiškai praradinėjo savo fermas ir namus, žemę, nes bankai juos konfiskavo. Daugybė bankų bankrutavo, o tokiuose miestuose kaip Filadelfija ar Niujorkas pirmą kartą atsirado minios bedarbių ir benamių. Skolininkų kalėjimai buvo perpildyti. Kaip rašė rašytojas Markas Tvenas, istorija nesikartoja, bet ji dažnai rimuojasi. Ir 2008-aisiais tas pats scenarijus pasikartos, tik su dar įdomesniu trenksmu. Bet pats įdomiausias klausimas yra, kaip Amerika pasidalins į šiaurę ir į pietus. Kaip įvyko tas pasidalinimas? Vienas iš tokių buvo Misūrio kompromisas 1820-ais. JAV plėtėsi į vakarus ir natūraliai iškilo klausimas, ar naujos valstijos bus vergvaldiškos ar laisvosios, tai yra nepraktikuojančios vergijos. Kad nekiltų karas, kongresas nubrėžė 36 lygiagretę ir 30 minučių. Viskas, kas į šiaurę nuo šios geografinės linijos, bus laisvosios valstijos, be vergovės. Viskas, kas į pietus, bus vergvaldiškos. Kompromisas tame, kad senate abi pusės turėjo po lygiai balsų. Aišku, dar buvo ir ta problema, kad ir vietiniai egzistavo. 5 civilizuotos gentys. Natūraliai kai kurios indėnų gentis gyvenusios arti baltųjų perėmė jų gyvenimo būdą. Krikščionybę, perėjo iš klajokliško gyvenimo būdą į sėslę žemdirbystę, o kai kurios turtingesnės indėnų šeimos netgi perėmė ir vergvaldystės tradiciją. Tai yra, turėjo juodaodžių vergų. Ir aišku, buvo ginkluoti ir mokėjo naudotis ginklais. Tos gentis buvo čerokiai, čikasai, čoktavai, krikai, dar vadinami muskogiais ir seminolai. Nors šios gentis padarė viską, kad įrodytų galinčios taikiai sugyventi su baltaisiais, kaip bendruomenės dalis, tai jų neišgelbėjo. Jų žemės buvo itin derlingos, o čerokių teritorijoje, Džordžijoje, buvo dar rasti ir aukso. Taigi, reikėjo kažką daryti. 1830-aisiais prezidentas Andrew Jacksonas pasirašė indėnų pašalinimo įstatymą, kuris iki dabar yra vertinamas itin neigiamai. Jo dėka buvo pradėta plėtra indėnų teritorijas ir taps ilgų karų priežastimi. Šis įstatymas įgaliojo federalinę vyriausybę dėrėtis dėl sutarčių, pagal kurias Amerikos indėnų genčių žemės būtų keičiamos į neapgyvendintas teritorijas į vakarus nuo Misisipės upės. Istorikai teigia, kad Jacksonas buvo nuoširdžiai įsitikinęs, kad tokia politika ištremti indėnus iš gimtųjų žemių yra gailestis tų genčių atžvilgių, kurio dėka šios tautos
būtų išgelbėtos nuo visiško sunaikinimo. Paties Andrew Jacksono žodžiais, tai atskirs indėnus nuo tiesioginio kontakto su baltųjų naujakurių gyvenvietėmis, išlaisvins juos iš valstijų valdžios, suteiks jiems galimybę siekti laimės savo būdu ir pagal savo primityves institucijas, sulėtins jų nykimo procesą, kuris mažina jų skaičių ir galbūt palaipsniui vyriausybės globojami bei gerų patarimų veikiami, jie atsisakys savo laukinių papročių ir taps įdomia, civilizuota bei krikščioniška bendruomenė. Šio įstatymo dėka apie 60 000 Amerikos indėnų, kurie buvo laikomi civilizuotais, tarp 1838 ir 39 buvo ištrimti į rezervacijas, toli nuo gimtųjų žemių. Kai kurie istorikai ginčiasi, kad taip visgi nebuvo leista, taip vadinamosioms 5 civilizuotoms gentims asimiliuotis ir prarasti savo kultūrą. Kiti, kad tai buvo JAV vyriausybės vykdytas genocidas prieš vietinius ir priverstinė asimiliacija. Reikia paminėti, kad kelyje žuvo nemažai indėnų ir iš visų genčių skaičiuojama apie 10–15 tūkstančių aukų nuo bado, ligų ir kitų priežasčių. Todėl tai buvo pavadinta ašarų taku. Ką būtina paminėti, tai, kad viskas prasidėjo pačiu geriausiu metu – žiemą. Kai kurios iš tų civilizuotų genčių ėmėsi veiksmų. Vietoje Tomahauko 1832 čerokių gentis padavė JAV vyriausybei teismą ir, kaip bebūtų keista, laimėjo. Tačiau federalinė kariuomenė vis tiek pradėjo juos varyti, civilizuotus čiabuvius į rezervacijas kažkur toli. Maždaug tuo pačiu metu įvyko kitas progresas. 30-ais prasidėjo geležinkelių revoliucija. Baltimore and Ohio Railroad atidarė pirmąjį bendro naudojimo geležinkelio ruožą. Būtent čia pasirodo pirmasis Amerikoje sukonstruotas garvežys, pavadintas Tom Tam, nykštukas, kur Luisas ir Clarkas dar klampojo per purvą, rizikavo gyvybę plaukiant per sudėtingus maršrutus. Po nepilnų 30 metų ten jau dundėjo garvežiai, kurie pagerino susisiekimą ir sujungė kylančius Amerikos miestus. Kelionės, kurios trukdavo mėnesius, sutrumpėjo iki savaičių ar dienų. Žinoma, reikėjo žemės, kur tos geležinkelius plėsti. Ir natūraliai reikia susidurti su kitomis indėnų tautomis. Jeigu kam kilo klausimas, kodėl helikopteris yra vadinamas Black Hawk, juodasis vanagas, tai pagal Jungtinių valstijų armijos pavadinimų skirimą beveik visi helikopteriai ir kita karinė oro technika yra vadinama pagal indėnų gentis ar įžymius indėnų vadus. Vienas tokių buvo juodasis vanagas, Black Hawk. Jis nenorėjo leisti paimti jo žemę, tačiau nesėkmingai. Amerikos kariuomenė jį įveikė ir jis buvo paimtas į nelaisvę. Nuvežtas į JAV rytus, jam buvo parodyta, kaip atrodo ta JAV civilizacija ir jis su vertėjo pagalba išleido savo autobiografiją, kuri greitai tapo bestselleriu. Kai kurios žemės iš indėnų buvo perkamos, kartais už sąžiningą kainą, tačiau didžiąją dalį laiko gudraujant. 1821-aisiais Meksika atsiskyrė nuo Ispanijos ir tapo nepriklausoma. Viskas kaip ir gerai, tačiau jai desperatiškai reikėjo pinigų. Todėl jie atvėrė valstiją Coahuila į Texas emigracijai. Tai sukėlė amerikiečių antplūdį į šį regioną, daugiausiai iš pietinių JAV valstijų. Jie atsinešė su savimi vergovės idėjas ir savo rasinius nusistatymus. Todėl tarp atskirų žmonių bei abiejų valstybių pradėjo kelti įtampą. Meksikoje keitėsi įstatymai ir pagrindinis tikslas, kurį teksasiečiai norėjo išlaikyti, tai žinoma buvo vergovė, prieš kurią meksikiečiai buvo nusistatę ir 29-aisiais ją uždraudė. Tuo pačiu ir emigracija. 1830-aisiais imigrantai, vergvaldžiai ir federalistai sukilo. Meksikos valdžia pradėjo nepatikti vietiniams ir dėl kitų priežasčių, tokių kaip padidėjusių mokesčių. Taigi šios situacijos herojai visur kitur būtų laikomi blogiečiais. Prisiminkit Alamą. 1836-aisiais vyko mūšis tarp Meksikos kariuomenės ir teksasiečių, kuriame, gindami Alamo miestelį San Antonijoje, didvyriškai žuvo beveik visi gynėjai. Šio miestelio gynybą organizavo tokie amerikiečių herojai kaip Davis Crocketas, Williamas Travisas ir Jamesas Bovis, pagal kurį pavadintas Peilis. Ir taip pat jis buvo vergvaldys. Ir ne šiaip savo vergvaldys. Jamesas Bovis kartu su savo broliais vertėsi nelegalia vergų prekyba. Jie pirkdavo žmonės iš piratų Karibų jūroje ir kontrabandą gabendavo jos į JAV. Taigi tie laisvės gynėjai, kurie didvyriškai žuvo Alame, realybėje kovojo už laisvę. Laisvę išnaudoti kitus žmonės kaip gyvulius. Po forto pasidavimo 5 ar 7 teksasiečiai pasidavė. Jiems buvo vietoje įvykdyta egzekucija. Tai buvo paskutinis taškas, po kurio teksasiečiai pasirinko galutinai tapti nepriklausomi nuo Meksikos. Generolas Santa Ana kelis mėnesius bandė nuslopinti maištingas nuotaikas,
Tačiau lemiamajame San Jacinto mūšyje jo kariuomenė buvo užklupta nepasiruošusi ir nugalėta vos per kelias minutes, o pats Santa Ana buvo paimtas į nelaisvę. Per kelias ateinančias savaitės jis pasirašė keletą sutarčių su Teksasu, pripažindamas jo autonomiją, bet ne nepriklausomybę. 36 balandį Teksasas tampa nepriklausomu ir tais pačiais metais bando prisijungti prie JAV. Tačiau JAV tos bandymus atmeta, nes vergvaldžių regionas tuo metu teigiamos karmos nenešė. Taigi reikėjo palaukti, kol pasikeis valdžia. 1845 kovo 1 prezidentas Tyleris pasirašė aneksijos įstatymą, o kovo 3 savo paskutinio darbo dieną perdavė variantą Teksasui, siūlydamas nedelsant prijungti šią teritoriją. Kitą dieną vidurdienį į pareigas įžengęs prezidentas Polkas paragino Teksasą priimti Tylerio pasiūlymą. Teksasas ratifikavo susitarimą, kuriam pritarė jo gyventojai. 1845 gruodžio 29 prezidentas Polkas pasirašė įstatymą, kuriuo Teksasas priimtas kaip 28 valstija. Teksasas oficialiai tampa JAV dalimi nuo 46 vasario 19. Meksika įsiuto. Tai tiesiu taikiniu vedė į Meksikos Amerikos karą. Jeigu trumpai, apie šį karą galima kalbėti taip kaip gulinčios spardymą. Technologiškai pranašesnė ir labiau motyvuota JAV kariuomenė eina kaip buldozeris. Amerikos pajėgos greit užėmė šiaurinės Meksikos teritorijas, kurios šiandien yra Kalifornija ir New Meksika. Tuo metu jūroje JAV karinis laivynas blokavo abi Meksikos pakrantės. Iš ten amerikiečių kariuomenė puolė į dabartinę šiaurinę Meksiką ir galiausiai užėmė patį Meksiko miestą. Meksikiečiai žinoma gynėsi, patyrė ir smulkių pergalių, bet jėgos buvo visiškai nelygios. Taip pat buvo ir vienas toks niuansas – nepatogus momentas Amerikai. Tuo metu JAV armijoje tarnavo daug airių ir vokiečių. Jie buvo imigrantai katalikai, iš kurių protestantai karininkai atvirai tyčiojosi. Ką padarė airiai? Ogi suprato, kad meksikiečiai irgi katalikai. Todėl dalis jų tiesiog dezertiravo ir perėjo į Meksikos pusę. Ir įkūrė Šventojo Patriko batalioną – San Patricijos. Jie tapo pačiais kiečiausiais meksikiečių artileristais ir daužė savo buvusius kolegas – amerikiečius. Aišku, kai JAV laimėjo, šitie airiai buvo sugauti ir masiškai pakarti už tėvynės išdavystę. Tai buvo didžiausia masinė egzekucija JAV istorijoje iki to momento. Na ir ne visiems amerikiečiams šis karas atrodė teisingas. Jaunas kongresmenas Abrahamas Lincolnas griežtai jam priešinosi, reikalaudamas prezidento parodyti tikslę vietą, kurioje neva buvo pralietas amerikiečių kraujas, tapęs pretekstu karui. Praradusi daugelį svarbių savo miestų ir tuo pačiu susidūrusi su vidiniais konfliktais, Meksika po 2 metų daugiausiai vienpusiško karo neturėjo jokio kito pasirinkimo, tik kaip derėtis. Gvadalupės Hidalgo sutartis suteikė Jungtinėms valstijos didžiulę buvusios Meksikos teritorijos dalį – Kaliforniją ir daugelį dabartinių pietvakarinių valstijų. Taip pat buvo nustatyta Rio Grandės upės riba, kaip siena tarp Teksaso ir Meksikos. Dar vienas labai svarbus dalykas. Karo pabaigoje Jungtinės valstijos buvo labai arti to, kad prisijungtų visą Meksiką. Tačiau tai neįvyko dėl kelių priežasčių. Kai kurie amerikiečiai jautė diskomfortą dėl idėjos kleisti amerikietišką demokratiją ginklu, kaip minėtas Lincolnas. Kiti, tarp jų senatorius Johnas C. Calhounas, priešinosi tam, kad JAV pilietybė būtų suteikta tokiai dideliai katalikų, nebaltaodžių ir angliškai nekalbančių žmonių grupiai. Dalis šių žmonių taip pat nerimavo dėl to, kad Meksikoje vergovė buvo panaikinta ir tas draudimas ateis ir pas juos. Pietiečiams tai buvo visiškai protų nesuvokiama. Tuo pačiu metu, kaip vyko JAV ir Meksikos karas, amerikiečiai norėjo plėstis ir į šiaurę ir grėsė susidurti su tėvais – Didžiąja Britanija. Oregono teritorija, Oregonas, Vašingtonas, Aidahas ir dalis Kanados buvo valdomi bendrai – JAV ir Britų. Per 1844 prezidentų rinkimus Džeimsas Polkas skėlė tokį šūkį – 54 lygiagretė ar karas, nes amerikiečiai reikalavo visos šitos teritorijos, iki pat Aliaskos. Aišku, dėdė buvo protingas ir suprato, kad užsimesti ant savęs karo 2 frontais nelabai sugebės. Todėl 46-aisiais pasirašė sutartį, pagal kurią sutinka pasidalinti sienomis ties 49 lygiagrete. Ir visi mandri lozungai baigėsi. 46 birželio 14 Kalifornijos sukilėliai norėjo atsiskirti nuo Meksikos ir prisijungti prie JAV. Jie sukūrė Kalifornijos Respubliką, kuri egzistavo beveik mėnesį iki Liepos 9. Greit pas juos ateina JAV. Karas baigėsi 48 vasario 2. Pasirašoma Gvadalupės Hidalgo sutartis.
Sutriuškinta Meksika atiduoda JAV milžiniškas teritorijas, įskaitant visą Kaliforniją, už $15 milijonų ir atrodytų Meksika bent kažką gavo iš to karo, už prarastas žemes, ar ne? Pagal sutartį, JAV turėjo sumokėti 15 milijonų, mokėdama 3 milijonus kas metus. Teritorijos, kurios pagal Guadalupės Hidalgo sutartį atiteko Jungtinėms valstijoms, tapo 9 valstijų visuma ar jų dalimi – Kalifornija, Nevada, Utah, Arizona. Taip pat priklausomai nuo interpretacijos, visa Teksaso valstija, kuri tuomet apėmė Kanzaso, Kolorado, Vajomingo, Oklahomos ir Naujosios Meksikos dalis. Pietiečiai norėjo plėsti vergovį šias žemes. Šiauriečiai rėkė bandykit laimę nevykėliai. Meksika, pati to nežinodama, už centus atidavė teritoriją, kurioje gulėjo milijardinės aukso atsargos. Jei meksikiečiai būtų žinoję, vargu ar jie būtų tai lengvai pardavę ir atidavę. Bet jie nežinojo. Ir šis epinis nesusipratimas mus veda tiesiai prie paties didžiausio pamišimo Amerikos istorijoje – Kalifornijos aukso karštinės. Viskas prasidėjo mažame Kolomos miestelėje Kalifornijoje, prie Amerikos upės – American River. Vyras vardu Jamesas Marshallas, statydamas lentpjūvę kitam žinomam tuo metu veikėjui Johnui Sutteriui, upės dugne pastebėjo kažką blizgant. Tai buvo gryno aukso gabalėliai. Sutteris ir Marshallas bandė šį atradimą išlaikyti paslaptyje, nes bijojo, kad minia žmonių užplūs jų žemes ir visiškai sugriaus verslą. Tačiau tokios paslapties ilgai neišsaugosi. Netrukus vietinis laikraštininkas ir prekybininkas Samas Brennanas išbėgo San Francisco gatves, rankoje laikydamas buteliuką su aukso dulkėmis ir pradėjo rėkti: auksas! Auksas iš Amerikos upės! Nors auksas buvo rastas 48-ųjų pradžioje, žinia iki JAV rytinės pakrantės ir Europos keliavo lėtai. Tikrasis bumas prasidėjo 49-aisiais. Būtent tada visi į Kaliforniją plūdę nuotykių ieškotojai gavo legendinį pavadinimą 49ers – 49-ieji. Per keliarius metus į nedidelį ir tuščią Kalifornijos regioną suplūdo virš 300 000 žmonių iš viso pasaulio. San Franciskas iš mažo kaimelio su keliais šimtais gyventojų akimirksniu tapo triukšmingu didmiesčiu. Kaip visada tokių įvykių metu, per visas aukso karštines daugiausiai užkala ne tie, kurie kasa auksą, o tie, kurie parduoda kastuvus. Tarp tokių veikėjų buvo Levis Straussas. Jis norėjo gaminti trobę palapinėms ir vežimų tentams. Tačiau pastebėjo, kad kasėjai neturėjo gerų kelnių, jos nuolat plyšdavo. Būtent šios karštinės dėka atsirado džinsai. Kitas šios istorijos didvyris buvo tas pats Samuelis Brennanas. Kai sužinojo apie galimai esantį auksą, jis supirko visus aplinkoje esančius kastuvus, kibirus, dubenis. Ir kai 1000 žmonių užsidegė noru bėgti prie upės, vienintelė vieta, kur jie galėjo nusipirkti reikiamų įrankių, buvo to žmogaus parduotuvės. Kastuvą, kurį pats nusipirko už 20 centų, jis pardavinėdavo už $15 ir greit tapo turtingiausiu žmogumi Kalifornijoje. Natūraliai kilo ir paslaugų kainos, kurios buvo kosminės dėl ribotos pasiūlos ir milžiniškos paklausos. Purvinas kambarys su viena lova nakčiai kainavo tiek, kiek kitose JAV valstijose prabangiausias viešbutis mėnesiui. Džiaugiasi užeigų šeimininkai ir prostitucijos verslo atstovai, kadangi tiesiog maudėsi piniguose, nes aukso ieškotojai, radę nuo šiek tiek aukso dulkių, jas greitai išleisdavo pramogoms ir baziniams poreikiams. Aišku, buvo ir tie, kuriems baigėsi netaip smagiai, kaip minėtam Johnui Sutteriui, kuris dėl aukso karštligės liko visiškas ubagas. Jo žemėje buvo rasta aukso, todėl ieškotojai ėjo per jo laukus, trypė jo ūkį, vogė gyvulius ir sugriovė jo verslą. Iš viso to, kas ten vyko, daugiausiai laimėjo pati JAV vyriausybė, kuri 50-aisiais prisidėjo 31 valstiją – Kaliforniją. O iš aukso karštinės atėjusios pajamos įsiliejo į valstybės biudžetą. Kalifornija buvo priimta kaip laisva valstija ir tai suardė pusiausvyrą senate, šiaurės naudai. Tiesa, norint pamaloninti pietus, buvo sugriežtintas pabėgusių vergų įstatymas – Fugitive Slave Act. Naujasis įstatymas įpareigojo visų JAV valstijų, net ir laisvųjų šiaurinių, pareigūnus ir karininkus, bei paprastus piliečius pradėti gaudyti ir sugrąžinti pabėgusius vergus jų savininkams pietuose. Jei šiaurietis padėdavo pabėgėliui, jam grėsė didžiulės baudos ar net laisvės atėmimas. Šiauriečiai, kurie anksčiau apie vergovę mąstyti kaip apie tolimą pietų problemą, staiga buvo įstatymų priversti tapti vergų medžiotojais savo pačių miestuose. Tai sukėlė milžinišką įtūžį šiaurėje ir masiškai išaugo abolicionistų, tai yra kovotojų prieš vergovę skaičius, ir paskatino rašytoją
Harriet Beecher Stowe parašyti legendinį romaną Dėdės Tomo trobelė, kuris galutinai supriešino abi puses. Vergams padėti pabėgti iš vergijos pradėjo veikti tinklas Underground Railroad, pogrindis geležinkelis, kuris organizuodavo vergų pabėgimą į šiaurinės valstijas ar į Kanadą, dažniausiai pėsčiomis. Jie organizuodavo margas veikėjų sąrašas, nuo pabėgusių vergų, religingų baltųjų iki tų pačių Amerikos indėnų. Jis buvo sudarytas iš kelių veikėjų klasių. Gidai – tai buvo tie, kurie vesdavo vergus, dar vadinti konduktoriais. Stotis – tai buvo laikinos dislokacijos vietos, slėptuvės, ūkiai. Keleiviai – tai buvo vergai, o akcininkai – stockholders – buvo tie, kurie patys nedalyvavo, tačiau finansiškai remdavo organizacijas. Pats kiečiausias konduktorius buvo moteris vardu Harriet Tubman. Ji buvo pabėgusi vergė, kuri organizuodavo reisus kitiems vergams pabėgti. Pradžioje savo šeimos nariams, tada ir kitiems vergams. Ir pati iš vergovės ištraukė apie 70 žmonių. Ir pati ji nebuvo pacifistė, su savimi nešiojosi revolverį, jeigu kiltų problemų. Pietus už ją sugautą gyvą ar negyvą siūlė nevaikiškus to meto pinigus, bet jos taip ir nepagavo. Na, o Amerikoje 1853 gruodžio 30-ąją įvyko paskutinis teritorijos pirkimas, būtent žemyninėje dalyje. Gatsino pirkimas, kuris išsprendė klausimą su Meksika. Meksika už $10 milijonų pardavė 77 000 kvadratinių kilometrų teritorijos, kuri šiandien sudaro pietų Arizoną ir pietvakarių New Mexiką. Jo buvo užbaigtas Meksikos ir JAV sienų formavimas, leidas pagaliau nutiesti transkontinentinį geležinkelį. Meksika nusprendė šią žemės parduoti, tam, kad nerizikuotų dar vienu karu. Kaip galima matyti pažvelgus į tuo metu žemėlapį, 1860-aisiais Manifest Destiny, akivaizdaus likimo idėja, buvo sėkmingai įgyvendinta, išskyrus tai, kad ji nepaėmė dalies Kanados, besitęsiančios iki Arkties vandenyno, ir nesiekė iki pietų Meksikos. Tačiau dabar Amerikoje ėjo nuo Atlanto iki Ramiojo vandenyno. Taip pat būtina paminėti, kad akivaizdus likimas tikrai nebuvo kažkas unikalaus. Iš esmės, kiekviena didžioji Europos valstybė tuo metu siekė kurti savo kolonijinę imperiją, naudodama skirtingus metodus tikslui pasiekti. Tiek Meksika, tiek Kanada vykdė ekspansiją į vakarus ir taip pat vykdė žudynes prieš jų teritorijose gyvenusias vietinės tautas, dar vadinamas First Nations. Kruvinasis Kanzasas. Plečiantis JAV kilo klausimas, ar Kanzasas, tapęs valstija, įstos į sąjungą kaip vergovės valstija ar kaip laisvoji valstija. Šis klausimas buvo nacionalinės svarbos, nes du nauji Kanzaso senatoriai turėtų įtakos galių pusiausvyrai JAV senate, kuris dėl vergovės klausimo buvo giliai susiskaldęs. 1854 Kanzaso Nebraskos įstatymas numatė liaudies suverenitetą. Sprendimą dėl vergovės turėtų priimti teritorijos gyventojai balsuodami, o ne įstatymo leidėjai Vašingtone, taip anuliuodami 20 metų kompromisą. Būtent dėl vergovės klausimo visų dėmesys susitelkė į Kanzasą, kur suvažiavo ginkluoti abiejų pusių fanatikai ir pradėjo vieni kitus kirsti. Per nepilnus 6 metus žuvo apie 200 žmonių. Tai buvo kaip ateinančių įvykių repeticija, tik ženkliai mažesniu mastu. Ir buvo toks dėdė, Džonas Braunas vardu. Religinis fanatikas, šventai tikėjęs, kad būtent Dievas jį išrinko vergovės sunaikinimui. Jis Kanzase su sūnumis naktį įsiveržė į vergvaldžių šalininkų namus ir keli žmonės tiesiog sukapojo su kirviais ir mečetėmis. Jo mintis buvo tokia: gana bazarinti, reikia veikti. Bachūras buvo ne žodžio žmogus, o veiksmo. Ir tai matėsi, nes bičas turėjo net 20 vaikų. 2-0, iš kurių 11 sulaukė pilnametystės. Na, kaip tuo laiku, kai išgyveno daugiau nei 50% vaikų, tai buvo itin geras rezultatas. 1859-aisiais jis su nedidelė grupė vyrų užpuola federalinį ginklų arsenalą Harper's Ferry, Virdžinijoje. Planas buvo epinis – paimti 1000 šautuvų, apginkluoti pietų vergus ir pradėti masinį išsivadavimo karą. Dėdė netgi buvo parašęs naują JAV konstituciją, kurioje vergovė buvo pašalinta. Tačiau planas visiškai žlugo. Vergai prie sukilimo masiškai neprisijungė, o pati Brauną su likusiais vyrais greit apsupo vietinę miliciją ir JAV jūrų pėstininkai, kuriems vadovavo ne kas kitas, o būsimasis pietų pajėgų generolas Robertas E. Lee. Po susišaudymo žuvo keli žmonės, o pats Braunas paimtas į nelaisvę. Teismas buvo gan greitas. Braunas buvo pripažintas kaltu dėl 5 žmonių nužudymo, vergų sukilimo pradėjimo ir tėvynės išdavystės. 1859 gruodžio 2 jis buvo pakartas,
ir tapo pačiu pirmuoju žmogumi JAV istorijoje, kuriam buvo įvykdyta mirties bausmė už išdavystę prieš valstybę. Šiaurėje jis tapo kankiniu, pietums teroristu, kuris pagilino paranoją dėl galimai ginkluotų vergų, o šalis atsidūrė ant visiško lūžio taško. 1861-aisiais prezidentu tampa Abrahamas Lincolnas. Jis buvo karų prieš indėnus veteranus, nors savo paties žodžiais veiksmo ten nematė. Jis laikė juodaodžius mažesnė problema nei indėnus, todėl vergovės panaikinimas jam asmeniškai buvo prioritetinis klausimas, norint išsaugoti vieningą valstybę. 61 pabaigoje prie Jungtinių Amerikos valstijų prisijungė Kanzasas, todėl dabar oficialiai JAV sudarė 34 valstijos. Ir yra toks įdomus faktas. Kanzasas ir Arkanzasas yra tariamos skirtingai, nes viena valstija prisijungusi 1836-aisiais, Arkanzasas, angliškai yra tariama kaip Arkansas, nes tai buvo prancūzų teritorija. Iš tos dalies, kurią amerikiečiai pirko iš prancūzų, ne Arkansas. O Kanzasas, kadangi jis buvo pilnai amerikietiškas, jis yra tariamas Kansas. Tai tiek. Dėl vergovės įtampa pradeda kilti visoje šalyje. Kitoje dalyje kalbėsime apie karą, kuris turės poveikio dabartiniai Amerikai. Kai šiaurė kausis prieš pietus, brolis prieš brolį. Ir kas vyks po to? Tolesni karai prieš indėnus, laukiniai vakarai, industrinis proveržis. Ir taip pat jūs sužinosite, kaip Amerikoje pasirodys ir imperiją sukurs dabartinio prezidento Trumpo senelis. Viskas kitame epizode. Skilimas ir atsistatymas. Kaip gaila, tu nesupranti. Mane